štai pažiūrėkit, kokia graži Lietuvos gamta. Ir žmonės dar kažkaip sugalvoja keliauti po kažkokias egzotiškas šalis, po Indijas, Bangladešus. Va, Lietuvos kaimas. O jeigu jums reikia Indijos, Bangladešo, Pakistano, vat mes turim panašius vaizdus ir Lietuvoje. Pažiūrėkit, čia yra veikianti elektros instaliacija Lietuvos Respublikoje. Vat, prašom. Ir kogi ne egzotiška šalis? Tai eina į veikiantį, va šituo stulpu teka elektros energija, priklauso ESO, šitie stulpai. Keliauja štai į tą namą irgi. Viskas, kaip sakant, legalu, oficialu. Vat, pasižiūrėkit, mes dar parodysim, kaip atrodo ultramoderni elektros pastotė. Šitie du burbuliukai balti, čia matyti yra kažkokie srovės lygintuvai, net nežinau kas čia. Va, matot, visi laidai sueina tiesiai į tą, reiškia, srovės lygintuvą ar kažkokį tai ten transformatorių. Nanotechnologijos, aš kiek pastebiu, va, reiškia, pliusas, minusas, žemė. Gražu. Ir toksai, jo, gan stabiliai tvirtinta ir tas ultramodernus užraktas, multilokas, man atrodo. Multilokas. Pasakysiu jums visos šitos istorijos esmę. Sutvarkyti visą tai galėtų praktiškai kiekvienas. Ko reikia? Atjungti elektrą, pasimti kopečias, pasimti žirklės ir nukirpti laidus. Tačiau ESO to padaryti neleidžia. Nu, iš principo gal ir gerai, kad neleidžia, tačiau jie ir patys to daryti nesiruošia tol, kol jiem nebus sumokėta už laidų nukirpimą 1000 eurų. Du, vat, ir pasižiūrėkim, vat, į šitą visą grožį. Dabar sistema čia yra paprasta. Kaip buvo padaryta elektra. Vat, kas domitės elektra laisvalaikiu, kas pavyzdžiui, važiuoja žvejoto, kas domisi elektra. Tai elektra, vat, iš šitos dėžutės valdiškos, jinai keliaudavo anksčiau į viršų, keliaudavo po to į tą multiloko, reiškia, saugomą dėžę, po to iš jos keliaudavo vėl į viršų, tada oro linija eidavo iki namo, į va tą vat stulpą, ir tada nuo to stulpo jau paduodama buvo į namą. Šiuo metu šita oro linija, jinai kaip ir jau neina, yra įkastas kabelis po žeme. Tačiau, kad panaikinti visą šitą grožį, ką reikia daryti? Nu, Tadai, pasakyk, kaip tu manai, vat, Tadas savininkas šito viso grožio yra, ar tu va turi dabar teisę nukirpti šitos laidus ir padaryti, kad nebūtų panašu į egzotišką šalį? Ne. Nu ir dabar istorijos visa vinis kame yra, kad Tadas, jisai norėtų, kad Lietuvos jo sodybėlė nebūtų panaši į Bangladešo sodybėlę, bet negali šitų laidų nukirpti. Kai paskambino Tadas į informaciją elektros ta informatorė, mergaitė, tai iš informacinės tarnybos pasakė, tik labai atsargiai, nekiškite nagų, tai gali daryti tik tais įgalioti asmenys, nes va tenai viršui teka elektra. Nu ir kągi dabar daryti reikia? Pirmiausia, užpildyti paraišką ESO, kuri kainuoja, viena paraiška kainuoja 40 eurų. Susimokėjus 40 eurų užtrunka apie 3 dienas, kol jie apsvarsto tą paraišką. Po jų svarstymo jie tada arba priima paraišką, arba ją atmeta. Jiem priėmus paraišką praeina 7 dienas, kol jie viską sugeneruoja ir pateikia pasiūlymą. Pasiūlymas tai būna 2 ar 1 lapo kažkoks tai blankas, kuriame surašyta visa informacija. Aišku, tai nėra surašyta informacija žmonių kalba, tai yra surašyta teisinė kalba arba ESO kalba. Jo, bet Tadai, mums visiems įdomiausia yra matyti pinigėliai, ne? Pinigėliai. Ir visiems įdomiausia pinigėliai. Taigi, jeigu paraiškoje ESO numato, kad reikia projekto šitiem laidam nukirpti, ką jie ir numatė mano pateiktoj paraiškoje, kad šitiem laidam nukirpti, reiškia, šitai elektros linijai visai ir šitai Indijai nukirpti, reikia projekto. Projekto ESO patys nedaro, jie turi savo kažkokius tai siūlomus partnerius, kurie daro tą projektą. Įgaliotus, taip. Bet, o tai, nu, tu vat, žmogiškai pagalvojus, o kaip tu įsivaizduoji, koks čia projektas? Vat, pavyzdžiui, čik ir viskas. Ar čia...
Tai ne čia. Kas čia bus projektuojama? Tai projektuojama, nemanau, o kaip bus projektuojama, ką projektuotojas ir sakė, kad mes teikiam projektą vieną įmoniai, ta įmonė dapildo kitą įmoniai, tada nusinčiat kitą įmoniai. Ant šito mano projekto, šito laidų nukirpimo, dirbs maždaug 5 etatai. Tai reiškia, kai jūs važiuojate Vilniui, Kaune ar nesvarbu, bet kokiam kitam miestui ir matote didelius pastatus, kur sėdi prie klavišų su kavos aparatais ir sėdmaišių culture žmonės, tai jie visi turi išsimaitinti iš to. Tai reiškia, turi įsimaitinti iš biedno žmogaus, kuris gyvena kaime. Save, ne? Ne. Tai žodžiu, ir jie turi tą projektą visą sugeneruoti ir pasimti už tai pinigus. Bet tai nėra pabaiga. Kai jie padarys tą projektą, tai nereiškia, kad tai bus viskas. Tada ESO gali arba priimti projektą, kurį pateikė projektuotojai, arba jį atmesti. Kaip sakė pats projektuotojas, yra 5% šanso, kad tą projektą gali ESO atmesti. Bet tarkim. Įsivaizduokim, kad 95% mums paėjo ir vis dėlto ESO priima projektą. Viskas, atvažiuoja ESO, nukerpa laidus. Nu gerai, bet tau vaikštant dabar po šitais visais laidais, nu ką žinau. Šiaip teoriškai jie kaip ir čia elektros nėra, nes jie nesisieja, bet ką tu žinai? Nu, kada jie čia daryti? Nu, prieš metų 20, 30. Šiaip namas yra kelintų metų? Įregistruotas kiam antrais, bet kelintų tai neaišku. Tai čia tuo metu nacistinėje Vokietijoje. Tai ką tu žinai, kad tie nacistai čia padarė su tais laidais? Taip, ne, bet jeigu rimtai, tai tada reiškia, jie projektą, kai tu užpildai, jie turi nuversti ir ką minėjo, kad stulpą būtinai su laidais. Jie negali palikti vieno stulpo tiesiog stovėti. Tai reiškia, jie atsiunčia tau sąskaitą, kiek visą tai kainuos ir tai, tikiuosi, kad per metus laiko nuo jau pinigų pervedimo kažkada bus nuverstas tas stulpas ir laidai šitie nukirpti. Nu gerai, o dabar suma sumarum ir reiškia, tau, jeigu tu nori panaikinti šitą visą grožį, kas virš galvos yra, kiek visą tai gali išsivystyti, kokias sumas? Pirmiausia, tai reikia požeminį kabelį paties už savo pinigus. Nu gerai, mes atskleisim paslaptį, kad požeminis jau patiestas yra. Taip. Tavo iniciatyva. Kaip tu įsivaizduoji, kad panaikint visą šitą, tu jo negali panaikint. Tau vaikščiot po šitais laidais, baisu nėra, bet jauku irgi nėra labai. Dabar čia, aišku, viskas padaryta jau tvarkingai, užplombuota, dabar čia tik uždaryta, bet uždėtos plombos, elektrikas kvalifikuotas padarė visą įvadą į namą, viskas teka elektra, viskas kaip ir padaryta. Norisi pasišalinti šitą visą grožį. Ir nėra garantijų, kad čia elektra, galbūt dabar jos ir nėra, bet šito laido izoliacija, jinai nekelia pasitikėjimo, nes jis užkabintas prieš metų, gal 20-30. Ką tu žinai, kas ten viduj kur nors susikontaktuos? Šito laidų ta elektra vėl ateis iki namo, arba į šitą tvartą. Ir ką žinau, ar čia būtų draudiminis atvejs, jeigu viskas užsidegtų? Ne, ir svarbiausia, kad atvažiuoja ESO darbuotojai tie patys. Aišku, aš manau, matė ir juodą ir baltą per savo gyvenimą, ypač, kur paskutinis buvo, tai jis tikrai daug juodo yra matęs gyvenime. Tai, nekelia, jokio zaparo, tokie laidai, kurie kaba, jam tai ir nekliūna kelą. Ne, viskas gerai, ta prasme, pavyzdžiui, aš čia sugalvočiau pasiražyti. Tai kas būtų? Ne, arba jeigu džiūtų skalbiniai, pavyzdžiui, ant jo. Ne, jam sakytų, normaliai, elektra šildo. Nuo to skaitliuko eina. Tai čia jau mano nuosavybė. O čia skaitliukas, ne? Galima taip sakyti. Sutvirtinimas puikus, užraktas multilokas. Čia buvo įžeminimas. Bet trimeris savo darbą atliko. Čia jungiklis kažkoks yra, kurį paspaudus. Kažkas turi įvykti. Tada Šiaurės Korėjai kažkas įvyks. Tai, ne, čia. Kabon kažkokio troso, aš nenoriu net liest. Ne, čia tai įtariu ESO nuosavybė yra. Nieko, tadai, gausi susimokėti pinigus ir jie susitvarkys savo ūkį. Gerai. Aš irgi norėčiau taip, aš irgi norėčiau ESO būti. Pavyzdžiui, jeigu tau mašina sugendo, kažkas turi susimokėti pinigėlį. Tai taip. Ir ne tai, kad įvažiavimoje kažkoks ar dar kažkas. Ne, man sugedo mašina, pavyzdžiui, reikia, pavarų dėžę keisti. Tai davai, tai susimeskit. Ką jums sunku? Rašykit projektą.
Tada mano draugelis padarys projektą, kuris dar išmaitins dar 10 draugelių. Tada kitas draugelis dar pareikš, kad negeras projektas, čia man netinka šitas projektas. Ir galiausiai kažkada. Reiškia, situacija yra tokia, kad palikt šitaip kaip ir negalima. Nu, iš tikrųjų, čia galbūt kaimo žmonės ten, kur visokių vaizdų matė ir įpratę prie panašių dalykų, bet nu, dažnam miestiečiui iš tikrųjų baisu būtų vaikščioti šitoje vietoje. Palikt kaip ir taip negalima, bet panaikinti irgi negalima. Nu, arba galima, tik reikia pinigėlių šiek tiek susimokėti ir tai užtrunka kažkiek tai laiko. Einam, pažiūrėsim. Parodyk, ką tu čia darai. Va, skarda padėta dar kol kas. Va, yra remontuojamas šiuo metu namas, kaip Tadas minėjo, statytas 42 metais, registruotas, statytas gal dar anksčiau, įregistravo čia kažkokią tai tuo metu buvusi valdžia. Čia yra patiestas požeminis kabelis. Jau į pabaigą darbai, nors pradžioj čia bus vonia, einam toliau. Čia koridorius, vonia, virtuvė, svetainė. Medis skamba tiesiog. Gerai išsilaikęs, net sunku patikėti, kad nuo 42 metų. Tai 42 tik registruotas. Kelintų metų čia medis, nu, nieks nežino. Gal ir Vytautą meną. Gal, bent tam lauke, kuriame buvom netoli, tai prieš kokius 2 mėnesius su metalo detektorium vienas toks ruselis praėjo, tai rado caro laikų monetą. 1856 metų. Tai tikėtina, kad 1870 jie čia kažkas pametė. Tai ar čia stovėjo namas tuo metu? Nežinia. Tai bus langai, ta santechnika yra išvedžiota, elektra išvedžiota pas tiškutę. Čia išpilta, reiškia, betoninis pagrindas visur. Grindys šildomos dėsi? Dėsiu. Ne vamzdukais tekės ta šiluma? Šildomos grindys bus elektra. Grinai kilimėlis dėsis, čia kilimėlis. Ir vėlgi grįžtam prie ESO. Sijos senos išlieka, ne? Čia senos gegnės išlikę, mes tik patankinom naujų idėjom, kad truputį, va čia matosi, va, nauja gegnė, va, čia sena, nauja, sena. Vienu žodžiu, kad išsilygint stogą truputėlį ir, nu, ir tvirtumo to šiek tiek, aišku, ir pasistorins, pasišiltins. Ką žinau, kaip ir viskas gerai. Kaminas senas, viršui tik permūrytas, va, kokios durys. Ką tik tai čia atrodo traktorius dirbo, ką tik tais burzgė ir kasė žemę šitoj vietoj. O jau va, viskas atrodo tarsi čia jau kaip ir nebūta ir žolė jau pradeda dykt, o dar visai, va, ir pastoliai stovė, dar visai neseniai čia buvo iškastas griovys. Tai turim valymo įrenginius, kurie ateina nuo namo kampo. Eina linija ir išeina į griovelį, kuris yra šalia kelio. Kiek kainavo tavo valymo įrenginiai? Kainavo jie man 2300, man rodos. Jo, bet yra vienas niuansas. Yra, jeigu žmogus nori įsirengti valymo įrenginius ir nėra jam prieimo prie miesto nuotekų sistemos, tai tada savivaldybės kompensuoja. Tai kompensavimas svyruoja nuo 500 eurų iki 2000 eurų. Nu tai kas nežinot, pasidomėkit būtinai, jeigu darot valymo įrenginius, ar jūsų savivaldybė nekompensuoja dalį sumos. Tai gerai, o tai kada tu gausi pinigus? Dabar jau kaip suprantu, susimokėjai pats pinigėlį? Jo, pinigus jau pats susimokėjau, atvažiavo gera įmonė, padarė viską greit per vieną dieną, sakė, kad surinks visas paraiškas, visus tos prašymus kompensuoti šių metų gale ir kitais metais visiems išdalins. Bet prieš tai, aišku, atvažiuos patikrinti, ar jie yra naudojami. Nu va, remontuojame šitą namą. Nu ir kažkaip norisi, kad ir tų laidų čia neliktų, visos šitos Bangladešo ir Indijos. Norisi jau ramybės. Jau ramybės norisi, vat. Dabar namas atrodo šitaip, jau truputį po truputį gražėja. Vat, pažiūrėkit, kaip idealiai padėtas stogas. Net akis džiaugiasi. Gražiai namas pasikeitė. Aš atsimenu, kaip tu prieš tai čia lupai ir grioviai prie šitą verandą. Varyk!
Nu gerai, Tadai, pasakyk, vat kaip tu įsivaizduoji, kiek tu minėjai, 2000 eurų ar kažkiek tai, nu tai čia, jo, tai čia yra va, tas va, laidų pašalinimas, kurie baisiai atrodo, bet tai dar ne viskas. Į šitą sodybą ateina 5 kW, reiškia energijos stiprumas. Kas įsivaizduojat, kas tai yra 5 kW? 5 kW tai yra skalbimo mašina įjungta, tai yra boileris įjungtas. Nu, va, ir 5 kW, dar ten porą prietaisėlių nedidelių. Jeigu po to įsijungia vandens siurblys, taip liaudiškai, sakykime, išmuša saugiklius ir elektros nėra. Dabar, kad pasididint visą tai, iš pradžių Tadas bandė pasididinti iki, kiek sakė, 15, ne kilovatų norėjai? Ar 14? Taip, kad būtų iš viso 15. Nu, ar ir kiek tau pasakė, dabar ESO suma susimokėti reikės? Tai... Užpildyti paraišką ten kažkaip internetu reikia. Jo, tai pirmiausia reikėjo vėlgi užpildyti paraišką, kuri kainavo vėl 40 eurų. Užpildžius paraišką praėjo, net nežinau, 2-3 savaitės, iki kol jie patikė tą pasiūlymą. Ir pasiūlyme buvo, reikėjo vėlgi rangovo akto. Ir tada man pasakė, kad būtų 15 kW, reiškia, kad padidintų 10 kW mano jau turimą 5 kW energiją, elektrą, reikės susimokėti 3,5 tūkstančio eurų. Nu, manau, kad daug kas, aišku, sakys, o, tai čia visai nedaug, aš susimokėjau ten 10 tūkstančių už ten galios sukelimą, viskas tvarkoja, bet kaip aš įsivaizduoju, nu, dabar aš nesidomėjau, ESO yra kompanija valdiška, ar tai yra kokia nors akcinė bendrovė, kurios akcininkas valstybė yra didžiausia, tai jau pažiūrėsi, ne? Ne, aišku. Nesvarbu, kaip ten bebūtų, bet esmė yra, kad tai yra vienintelis toks savininkas, monopolistas, tinklų ir galios, jisai vienintelis, kuris gali tą galią padidinti. Ir iš principo jis tiekia energiją. Ir 5 kW tai nėra energijos tiekimas šeimai, nes šeima su 5 kW gyventi negali. Pagal nutilėjimą. Nes, nu, jeigu tu orkaitėj kepi kugelį, reiškia, tuo metu tu turi išjungti skalbimo mašiną arba boilerį, kur šildo vandenį. Nu, man tai atrodo kažkaip čia neteisinga. Aišku, galima gyventi ir be elektros. Nu, mūsų protėviai gyveno be elektros ir nieko, ir išgyveno, ir jeigu jie nebūtų išgyvenę, mūsų ant šito pasaulio nebūtų, reiškia, bet jeigu jau mes dabar čia... Einam į Europą. Jo, jeigu iš tikrųjų taip jau laikom save civilizuotai gyvenančiais, ar bent jau mūsų tokiais laiko, nu tai kažkaip, man atrodo, ir turėtų būti kažkoks minimumas, kuris tiekiamas žmonėm, ir paskui, jeigu tu nori didintis jau tą galę, pavyzdžiui, jeigu tavęs netenkina 15 kW, o tu nori 150 kW turėti tam, kad pasidaryti kriptovaliutos fermą, valio, mokėk pinigus valdžiai, ne valdžiai, tam savininkui tinklų. AB. Tarkim, akcinė bendrovė ESO, mokėk pinigus, bet, nu, už tai, kad tu nori tiesiog gauti tą minimumą, susimokėti 3000, ką žinau, man atrodo, biškai per daug. Kaip jums atrodo? O jum kaip atrodo? O pas jūs kokie? Ne, ir aišku, sakys visi, nu tai čia, ką sakytų, visi nori, čia visiems elektros neužteks. Nu, tai gerai, neužteks, tai rišam tą kontorą tada. Kai pildžiau paraišką, galvojau, kadangi nebuvau su tai susidūręs, iš vis galvojau, kad kainuos kokie 200 eurų čia pasididinti, nes kaime pasididint tą kilovatus, tai, nu, neturėtų būti problemų. Aš suprantu, ten riešiai, tarandiai, kur visi nori kuo daugiau. Tai nori visi kuo daugiau. Nu, žmonių koncentracija didelė, yra verslai visokie šalia. Kas pirmas pasididina, tam ir geriausia. Bet kaime, nu, nieks čia nesididina, visi gyvena, nu, taip kaip padarė Stalinas, taip ir turi tą elektrą. Nu, tau Hitleris. O man Hitleris. Nes priminsiu, kad 42 metais registruotas šitas namas. Gal nebuvo čia tas elektros. Bent jau, kaip kaimynas sakė, iš mano namo matydavo 20 sodybų čia. Nu, sumažėjo žmonių. Tai juo labiau elektros mažiau reikia. Nu. Bet esmė, kad, ta prasme, o čia, nu, galvau, bus 200 eurų kokių pasididinti. Nu, tai nei man ten tų skaičiuoklių reikia net tos paraiškos. Pasirodo, kainuoja kosminius pinigus. Tai vien su elektra, jeigu pasididint gali 15 kW, kad turėčiau, kad pasišalint Indiją, kuri čia pas mane yra kieme. Indija tai laidų kūšiai tokie. Taip, laidų kūšiai susukti prie namo, galvos aukštyje, kur pasismau gali eidamas su žoliapio, apjausi žolę. Arba naktį išėjęs pasivaikščio. Realiai vos ne 5000 sumoj gaunasi, kad su elektra sustvarkyti. Tam, kad aš galėčiau pirkti daugiau iš jų. Čia toksai, ką žinau, palyginimui
Aš truputėlį arčiau prieisiu, kad jums geriau girdėtųsi. Slinkis kaip šuo. Palyginimui, aš taip pasakysiu, yra tiesiog, kai tu ateini į prekybos centrą, ne? Ir čia beje Tadas, man atrodo, šitą pavyzdį pirmą sakė. Ateini į prekybos centrą ir sakai, labadiena, aš norėčiau pas jūs apsipirkti. Gerai, ką pirksite? Pienuko? Pienuko, dešrytės dar galvoju ir duonos. Tai kaip parsinešit? Nu tai su vežimėliu, kainuos, vežimėlis kainuos. Ne, visada, pavyzdžiui, eidavai į parduotuvę ir pasimdavai, vienas gyvenai, buvai viengungis, visada užtekdavo krepšelį. Į parduotuvę nueini, prisikrauni krepšelį, apsipirki, eini namo. Atsirado šeima, atsirado žmona, vaikai, tau jau reikia vežimo, ne? Vat kaip ir name, reikia tau, tu prasme, daugiau tos elektros galios. O priminsiu, kad parduotuvė tai yra pelno siekianti įstaiga, kuri nori kuo daugiau parduoti. Taip. Kaip ir ESO. Ir tu ateini į parduotuvę ir nebeimi krepšelio, o imi vežimėlį. Ir tada tau Maksimos atstovas ar ten bet kokios kitos parduotuvės sako, stop. Tu negali tiesiog pasimt. Pildyk paraišką, rašyk, pinigus, projektuotojus visus išmaitink, kurie Vilniuje ar Kaune sėdi savo ofisuose. Ir tik tada galbūt, kai tu susimokėsi kosminius pinigus, mes tau duosim vežimą, į kurį galėsi prisikrauti mūsų prekių ir jas nusipirkti iš savo pinigų. Čia paimti vieną dieną ir tvarką padaryti. Jo, ant Lietuvos šitos tvarką padaryti, man atrodo, reikia iš tikrųjų, nes jau nervai nelaiko. Tu perki prekį. Kas, ne biznis elektrą pardavinė, taigi biznis. Taigi gerai, pinigėlis, šlamančiai, ar ne? Kuo daugiau perki, tuo geriau. Įsivaizduokit, taigi blogiau yra, jeigu kiekvienas pirks po truputį, kiekvienam atvesk tą elektros liniją, kiekvienam tą saugiklį pastatyk, sugedo, skambina jau, atvažiuok taisyti, jau atvažiuoja su bokšteliu, lipa į laidus, o perka tik 5 kW, tu gerai, parduok 25, tai ne mažiau rūpešių. Reikia vieną dieną imti ir tvarką padaryti. Kas čia dabar to daros, aš galvoju, Laidai kabo už nugaros, pasižiūrėkit. Kas čia, tvarka? Einam pasižiūrėti, dabar einam pasižiūrėti, kabo laidai. Čia normalu yra. Aš tai, pavyzdžiui, neliešiu ir tau nepatariu. Aš einu, pjaunu žolę, nusisukęs ir... Pasižiūrėkit. Ne, ir ESO vers mano stulpą. Gerai, čia jų yra stulpas. Jų yra elektros laidai. Nors aišku, ką man sakė tie patys ESO, anksčiau, kad kas eina nuo skaitliuko, yra savininko nuosavybė. Tai šitie laidai mano, stulpas mano, gerai, stulpas paremė mano laidus, tarkim. Bet kadangi dabar jau nebėra mano nuosavybė pasirodo, nes stulpas yra registruotas, tai reiškia, ESO aš susimokėsiu 1000 eurų, kad jie atkirptų šitos laidus ir šitą stulpą nuverstų. Aš manau, žinok, Tadai, sakyčiau, ir šuo kariamas pripranta, tai ir tu jau kaip ir apsipratai tikriausiai su tokia situacija šiek tiek. Ne, tai jau... Ne, vaikštai, gerai, tarkim, gal koks nors miestietis, einam pasižiūrėti. Einam, pasižiūrėsim. Koks miestietis, žinai, iš kokio nors hipsteriško lofto išlindęs, jam gal ir baisu būtų vaikščioti į šitą tvartą. Bet Tadas kaip ir jau priprato. Bet galų gale daug kas, pavyzdžiui, šiais laikais daug kas važinėja pas mus į Indiją, į Bangladešą, į rytų šalis, į Afriką. Irgi tai yra savotiška egzotika. Ne, aš pats buvau Tailande ne taip senai, šiais metais buvau Tailande ir, jaučiausi kaip namie. Tikrai, nes atstoju po laidais, kala lietus ir kibirkščiuoja šiek tiek. Tailande, kibirkščiuoja kai kur ir galvoju, blemba, kaip faina. Bet tik ten pigiau truputį negu čia, nes čia susmokėti reikia už tos laidus. Biški reikia, kiek. Jeigu Lietuvoje kiek vidutinis atlyginimas, nežinau, 1200, čia vidutinis, čia ofiso atlyginimas. Tai jeigu, tai reikia 3 mėnesių algos, kad galėtum atkirpti šitos laidus. Gerai, 1 mėnesio algos, kad šitos laidus pašalint, o kad nusitiest kabelį ir taip toliau, bendrai gaunasi su viskuo apie 5000, tai pusę metų turi nevalgyti, niekur nekeliauti, už būtą nuomą ar paskolą nemokėti, tada pasidaryti. Tadai, tau keliaut kaip ir nelabai reikia, tu čia ir vietoj turi visą egzotiką, visą grožį. Kas artimiausiu metu įvyks, kalbant apie elektros energijos tau tiekimą, kada panaikinta bus šitie visi laidai ir tas stulpas nuverstas? Ką žinau?
Kažkada, nieks neaišku, projektas neaišku, kiek laiko truks, kol viskas suprojektuos, neaišku, kada ESO priims ar nepriims tą projektą. Tada viskas yra ant didelio klaustuko, nes laiko tarpai, kurie yra duoti, arba jie yra neaiškus, arba jie yra mėnesiai, 2, tai ta prasme, gali užtrukti ir pusę metų. Iki kol bus nukirpti laidai, tai čia iš vis gali praeit metai. O tai kiek pinigų pasiruošęs laikai? Maždaug. Jokių pinigų aš nelaikau. Visi pinigai, ką turiu, yra metami į namą. Tai, pasiruošęs, esu 500 eurų už ESO darbus. Bet daugiau tai aš nežadu mokėt. Ko palinkėtum? Ko norėtum? Pasakyk. Kam? Visiems ESO vartotojams. Vartotojams. Tai kadangi tai dėja, bet tai yra visa Lietuva, kuri vartoja ESO, tai, ką? Gal kantrybės? Kantrybės, bet, tolerancijos? Šiaip visi, gal ne visi, dauguma, reiktų paimti vieną dieną ir tvarką padaryti prieš tą ESO. Tai yra monopolija, nėra kažkokių tai jų konkurentų, su kuriais jie gali kainas pasakyti, kad bus, pavyzdžiui, nuo rytojaus nebe 40 eurų už paraišką, gali būti 100 eurų, 200 eurų. Pagalvojau, pabaigai aš jums papasakosiu dar vieną įdomų dalyką, apie kurį pats irgi nesusimastydavau, iš tikrųjų, kaip yra didinama elektros galia. Jeigu kas įsivaizduojat, kad ten kažkaip, pavyzdžiui, keičia laidus, tai įvyksta labai retu atveju, arba, pavyzdžiui, kad dispečeriniai paleidžia kažkokį tai specialų impulsą su stipresnė energija. Kažkokį tai įjungia kažkokią svirtį, kuri paduoda daugiau galios į, vartotojų dėžutę. Iš tikrųjų viskas vyksta žymiai paprasčiau. Čia mes turim įprastą vartotojo dėžutę. Jo. Ir viduj pas mus yra elektros skaitiklis ir čia yra saugiklis, kuris, būtent šitas yra 16 amperų, C16. Ir gale, mėly mano draugai, didinama yra taip, kad yra paimamas ir tiesiog pakeičiamas šitas saugiklis. Reiškia, energijos iš elektros tinklų tekančios šitais laidais ateina lygiai tiek pat, kiek ir dabar ateina. Tiesiog jinai dabar yra ribojama. Čia yra 16 amperų saugiklis, C16. Reiškia, būtent su tokiu saugikliu gali į namus būti paduodama 5 kW, gali būti 6-7 maksimum. Ir galia yra didinama, tiesiog pakeičiant šitą saugiklį. Jeigu įdėsim C20, bus daugiau galios įdėsim, pavyzdžiui, C32, jau galėsim, jeigu neklystu, ir 15 kW. C40 jau ir 20 kW į namus ateis. Bet iš esmės šitais laidais niekas kitaip neteka. Mums atiteka lygiai tą patį energiją. Ir kaip vyksta visas procesas. Atvažiuoja elektrikas, atidaro šitą dėžutę, išima šitą saugiklį ir įdeda kitą saugiklį, kuris kainuoja 11 eurų. Pavyzdžiui, čia galios didinimas iki 16 kW. Šitas daiktas didina galią iki 16 kW ir kaina 10 eurų. Prašom. Tokios yra realios galios didinimo kainos. Ir viskas. Šitam namui galia padidinta ir padidinimo kaina 3,5 tūkstančio eurų. Tokia aritmetika. Geras biznis.